Permainos Lietuvos teniso sąjungoje. Atsistatydino 6 metus sąjungos prezidento pareigas vykdęs Liutauras Radzevičius. Konferencijoje naujojų prezidentų vienbalsiai išrinktas buvęs viceprezidentas ir Šiaulių teniso mokyklos vadovas Ramūnas Grušas. Viceprezidentais tapo Gerulaičio teniso akademijos vadovas Arūnas Jasaitis ir Palangos teniso mokyklos vadovas Arūnas Grigalauskas, kuris bus atsakingas už seniorų teniso koordinavimą. Trenerių tarybos pirmininku išrinktas Šarūnas Kulnys. Šio trenerio auklėtinių sąrašuose pasaulio čempionė Iveta Dabkutė, perspektyvus tenisininkas Dovydas Šakinis. Iš senojo vykdomojo komiteto liko vos 2 asmenys. Naujasis išrinktas 4 metų kadencijai. Naujasis prezidentas pasakoja, jog bazių tinklas šalyje ženkliai išsiplėtė. Daugėja klubų, todėl reikalingas jų koordinavimas, veiklos apjungimas. Yra didelis aktyvumas tenise ir populiarumas didelis, tai be abejonės. Ir todėl aš ir manau, kad reikalinga aiški tvarka, kaip viskas mechanizmas turi veikti, kad sportininkai negali būti visi individualiai niekam nepriklausyti, atstovauti tik save. Jie turėtų priklausyti mokyklai, klubai, kitai organizacijai. Tai manau, šitoj vietoj ta koordinacija ir aiški tvarka turėtų būti padaryta, kad ir kokios sąlygos geros ar blogos yra ekonominės. Naujasis sąjungos viceprezidentas, Gerulaičio teniso akademijos vadovas Arūnas Jasaitis atstovaus Vilniaus apskričiai, taip pat bendradarbiaus su valdžios atstovais ir rėmėjais, užsiims sporto vadybą. Planų tai yra daug ir jie ir paruošti, ir kiti bus ruošiami. Ir aš manau, vis tik esminis yra dalykas to, kad iš tikrųjų reikia džiaugtis, kad nežiūrint, kad tai yra sunkus laikmetis, žmonės sportuoja, daug vaikų sportuoja, neįgaliųjų sportuoja daug ir tiesiog vėlgi būtų pagrindinis tikslas, kad valdžia ir neužmirštų, kad esant tokiam laikmečiui, kad sportui irgi reikia skirti pinigus, kad žmonės turėtų ką veikti ir būtų užimti. Visiems sumanytiems pokyčiams dėl ekonominio sunkmečio reikia laiko. Tačiau sąjungos vadovai tikina, jog dėmesio bei pagalbos sulauks visi tenisu užsiimantys žmonės. Pokyčių tai kaip ir tikrai numatyta, bet pagrindinės, aišku, kryptis tai bus vaikų sporto skatinimas ir užimtumo tuo pačiu. Taip pat mobilizuoti ir apjungti labiau teniso mėgėjų judėjimą, nes tai yra iš visos pasaulinės praktikos, tai yra tikrai didelė varomoji jėga pačios sporto šakos šitos, taip kad pagrindinės tokios kryptys. Na ir aišku, profesionalus sportas. Naujų krypčių vėjo gūsio sulauksime jau netrukus. Gruodžio 1-3 dienomis Vilniuje vyks konferencija kartu su Tarptautinės teniso federacijos atstovu atsakingu už neįgaliųjų tenisą. Tikimasi, jog šis susitikimas padės plėtoti neįgaliųjų sportą šalyje.